Darių pakalbinkim truputį, jis dažnai po nuo mūsų pabėga. Tai va, Dariau, su Bejanu biškį pašnekėjom, dabar tu. Sveiki. Įdomaus, kas įdomaus, kas dabar slegia tavo pečius? Oi, slegia labai daug. Labai daug nežinomųjų, kaip startuot, kaip užsėst tą žuvį, pagrindinis dalykas. Daugiau, mažiau kitus niuansus atsipaipalė jau. Ir šitie sektoriai bus sudėtingiausi, ne? Nesakyčiau, taip, anuose labai bus kova, keliuose bus labai didelė kova dėl tam tikrų kampelių. Šituose daugiau mažiau teritorijoje yra to žuvies, o ten keli sektoriai, kur vienas kampelis su žuvim. Tai ten pataikius viskas gerai, bet kaip ten pataikyt? Tai va, o Dariau, klausimas, ar mūsų stebi kiti, kaip mūsų chebra žvėjoja? Matai ką nors? Minimaliai, labai minimaliai nėra to, kad tai būtų, žiūrėtų labai intensyviai. Šiek tiek žvilgčia vieną akim, bet nėra taip, kad ten, matyt, vakar prisižiūrėjo. Ko nereikia. Ko nereikia. Jo, šiandien dirba visi savo darbo, panašu į tai, kad mes irgi bandom paskutinius taškelius susidėlioti. Bet sakau, kaip ir su pačiu gaudimu, daugmaž viskas aišku, masalai aiškus, kaip elgtis aišku, bet pagrindinis dalykas reikia užsėsti ant žuvies. O kaip tą padaryti? Tavo problemos. Kaip ir mano problemos, bet nėra paprasta, nes šitose zonose su laivu mes nieko nematom. Gylio per mažai, žolės daug, tai čia šiokia tokia loterija bus. Ir nesvarbu, kad šalia zonos treniruočių linijoje yra žuvies, tai už 5 metrų zonoje didelė tikimybė, kad jos nebus. Ir neina to žuvies privilioti, kas mums dažniausiai įprasta, kad mes atidirbam su jaukais, prisiviliojam žuvį, čia reikia jos ieškoti. Ir kas pirmas surastas, laimės zoną. Mongolus girdėjai? Ne. Turi grąžtus, kurie negrėžia. Kaip čia taip? Davė grąžtus. Tai jiem davė amerikiečiai. Pirmas sukasi ne į tą pusę, o antras neima peiliai. Tai galbūt nusipirks tas peilius. Manau, kad amerikiečiai turėtų jais ten sutvarkyti, nes ką žinau, kiek bendraujam, tai mums nieko netrūksta, kas liečia amerikiečius. Ką be parašytume, tą gaunam. Taip. Gerai, Dariau, dėkui tau. Eisit